Taigi sveikinuosi su dar viena nauja savaitė, pačiu paskutiniu pirmadieniu spalio mėnesį. Kas galit pagalvoti, spalis jau baigėsi ir jau žengsime į lapkričio mėnesį. Ir šios dienos epizodas yra, manau, aktuali tema visiems. Tai kaip planuoti savo laiką efektyviau ir 7 patarimai produktyvumui. Beklausant vieno epizodo, vieno kito podcasto, kurį klausau kartas nuo karto, man kilo tokia idėja taip pat padaryti epizodą ir jums šią temą. Nes tai yra pats dažniausiai užduodamas klausimas man asmeniškai tiek iš komandos narių, tiek iš žmonių, kurie mane seka. Kaip tu viską spėjai, kaip tu viską susidėlioji. Ir čia yra būtent patarimai, kuriuos pasidalinsiu ir iš savo asmeninės patirties, ir iš itin sėkmingų žmonių, kurie turi tikrai labai užimtas dienotvarkes ir kaip jie sugeba viską susidėlioti ir būti produktyvūs ir dar atrasti laiko savo šeimai ir kitiems gyvenimo įsipareigojimams. Tai pirmas dalykas yra mūsų ryto rutina. Esame tikrai nekart kalbėję šiame podcaste apie tai, kaip mes pradedam savo dieną, kad reikėtų savo valandą laiko paskirti laiko ne telefonui, o tiesiog atlikti įvairias veiklas. Tai pavyzdžiui, kai jums suskamba žadintuvas, ar jūs leidžiate savo vartytis lovoje ir dar bandyti 10-20 minučių tiesiog to laiko šiek tiek pagulėti lovai. Ar jūs iškart atsikeliat iš lovos ir jūs pasiklojat savo lovą ir einate daryti tai, ką jūs einate daryti. Ar tai būtų eiti dušą, ar tai būtų pasidaryti kavos puodelį, ar tai būtų tiesiog paskaityti knygą. Tai mūsų ryto rutina yra labai svarbi. Ir kuo mes leisime ilgiau sau gulėti lovoje arba nepasikloti lovos, tai iš tikrųjų taip pat įtakos ir mūsų produktyvumą. Tai tokie paprasti dalykai, kad išėjau iš lovos, atsikėliau, pasiklojau lovą ir išėjau daryti tai, ką reikia daryti. Tai mes būsime tikrai produktyvesni. Ir ta galbūt pusę valandos laiko, kai jūs paskiriat laiko ne telefonui, nes kai mes atsikeliam ir pasimam iškart telefoną, mūsų smegenys iškart dirba, mūsų smegenys iškart patampa tokios suirzusios, nes mes pradedame skaityti informaciją, pradedame žiūrėti, kas ką įkėlė ir panašiai. Tai labai svarbu neimti telefoną į rankas. Antras patarimas, kuris yra tikrai labai svarbus, ką aš stengiuosi daryti nuolatos, mokinkis, kai gali. Tai pavyzdžiui, ryte galbūt paskirti 10 minučių, kai skaitote knygą. Kai jūs galbūt ruošiate maistą vaikams ar ruošiate vaikus į mokyklą, įsidėti ausinuką į ausį ir klausyti kažkokio podcasto, klausyti kažkokių tai žmonių, kurie yra sėkmingi ir panašiai. Tuo metu jūs tiesiog mokinsitės. Ar kai jūs vedate šunį pasivaikščioti. Kaip jūs galite mokintis tuo laiku, kai jūs darote kažką? Tai mokinkis, kai gali. Arba pavyzdžiui, pavyzdys. Kai skrendam lėktuvu, tai tą laikotarpį, kai tu skrendi lėktuvu, vietoj to, kad tiesiog, nežinau, klausytis muzikos ar kažką kitko daryti, kodėl nepaskaičius knygos, kodėl nesugalvojus, ką aš galėčiau išmokti. Bet pavyzdžiui, žinau, kad manęs dabar laukia kitą mėnesį ilgas labai skrydis, 10 valandų skrydis ir aš žinau, kad per tas 10 valandų aš noriu paskaityti bent vieną knygą, noriu pažiūrėti kažkokias kelias dokumentarijas, noriu susiplanuoti savo mėnesius ir panašiai. Tai aš žinau, ką aš darysiu tą laiką, kai aš skrisiu lėktuvu, kad aš mokysiuos, kad po to 10 valandų skrydžio aš nusileidus būsiu kažką naujo išmokus. Tas pats yra ryte. Stengiuosi paskaityti bent vieną skyrių knygos prieš paimant telefoną į rankas, kad aš galėčiau pradėti dieną su kažkokia tai nauja informacija, kurią aš turiu savo galvoje. Ar tai būtų, pavyzdžiui, irgi tu kartais būna plaunėsi indus, tvarkaisi namus. Tai tuo metu labai geras momentas yra klausyti podcastų ar einant į sporto salę, taip pat klausyti podcastų, klausyti kažkokios informacijos, kad tu galėtum kažką išmokti. Tai aš visada savo dienos eigoj, tuos momentus stengiuosi tiesiog pačiupti, kad aš galėčiau kažką išmokti. Ar tai būtų valanda laiko per visą dieną sudėjus, ar pusės valandos, bet kasdien tiesiog mokintis tiek, kiek mes galim. Trečias labai geras patarimas, kurį išgirdau beklausant šito podcasto, tai yra 25 minutės skirti veiklai ir 5 minutės poilsio. Tai galbūt jūs turite rašyti darbą universitetui. Tai 25 minutės jūs rašo tik tą darbą, jūs nieko nedarot, jūs neima telefono, jūs nekalbat su kažkuo aplinkui jūs tiesiog 25 minutės tiesiog daro tą darbą. Ir po to 5 minutės tada jūs galite daryti kažką, pasimti telefoną, paimti kavos, kažkur nueiti pasivaikščioti ir panašiai. Tada vėl darai 25 minutės. Tai tokiu metu mes būsime produktyvesni, nes manau puikiai žinote ir iš savęs, darot kažkokį darbą ir nuėjot pažiūrėti savo telefoną. Ir iš tikrųjų telefonas yra tikriausiai pats didžiausias produktyvumo griovėjas, nes tiesiog žmonės susižiūri, pradeda scrollinti, pradeda žiūrėti, kas ką įkėlė, žiūrėk, tu praleidai pusę valandos tiesiog žiūrėdamas kažkokio žmogaus turinį, kai tuo metu tu tiesiog turėjai daryti darbą. Tai čia yra labai geras, tai vadinasi pomidoro efektas. 25 minutės tu darai tam tikrą darbą ir tu darai nieko kito, tik tai tą darbą.
ar 5 minutės duoda savo poilsiui. Tai išbandykite šitą variantą ir pamatysit, ant kiek jūs daugiau per dieną nuveiksit ir būsit tikrai produktyvesni. Ketvirtas dalykas yra mūsų energija. Tai kada mes turime daugiausiai energijos tam tikroms užduotims. Aš žinau, kad šito podcasto epizodą aš jokiais būdais negalėčiau rašyti vakare, nes aš tam neturiu energijos. Ir kada jūs turite daugiausiai energijos, kada jūs esate kūrybiškiausi ir kokias užduotis jūs galite atlikti tuo metu. Tai pavyzdžiui, aš žinau, ryte atsikėlus, aš turiu daugiausiai energijos bendrauti su žmonėms. Aš galiu bendrauti savo komandą, aš galiu bendrauti su savo klientais, su savo potencialiais, žodžiu, klientais ir panašiai. Aš turiu daugiausiai energijos bendravimui. Aš taip pat ryte turiu daugiausiai energijos nueiti į sporto salę, nes aš tada turiu tiesiog iš savęs daugiau energijos, kad aš galiu pasportuoti ir man tai dar priduoda energijos. Tai aš stengiuosi ryte iš tikrųjų nuveikti kuo daugiau ir padaryti kuo daugiau kūrybinių užduočių. Tai jeigu aš turiu, pavyzdžiui, paruošti apmokymus arba turiu paruošti šitą podcastą, aš taip pat viską darau ryte, nes aš ryte turiu daugiausiai energijos. Nes einant link dienos pabaigos, energija pradeda sekti ir tu tiesiog nebeturi laiko, galbūt tu neturi tiek energijos, tiek, kiek tu turėjai ryte. Tai čia irgi labai svarbus dalykas, kad pasižiūrėti, kada tu turi daugiausiai energijos ir atlikti tas užduotis, kai tu turi daugiausiai energijos toms užduotims. Ir žinau, kad ne visada galbūt yra lengva padaryti, bet mes galim tai susidėlioti, kad tarkim nuo 10 iki 12 aš turiu daugiausiai kūrybingumo, ar ne? Tai aš nuo 10 iki 12, nežinau, jeigu jūs darot verslą online, tuo metu aš kuriu savo turinį, tuo metu aš rašau žmonėms žinutes, tuo metu aš bendrauju su žmonėmis, tuo metu aš mezgu naujus ryšius ir panašiai. Paskui nuo 12 iki 2 mano energija yra mažesnė, arba tuo metu aš ten noriu sportuoti, tada jūs net sportuojat. Ir tiesiog pasižiūrėti, nes kiekvieno žmogaus iš tikrųjų tas energijos peak momentas yra labai skirtingas, galbūt kažkam netgi vakare yra daugiausia energijos negu ryte. Tai vat, jūs turite pasižiūrėti, kaip jums yra geriausiai ir susižiūrėti, kada jūs galite atlikti tas užduotis, kai jūs turite daugiausia energijos joms atlikti. 5. patarimas, kuris yra iš tikrųjų bilionierių patarimas, tai mes turime turėti laiką, kada mes visiškai atsijungiam ir mes nebedirbam, ne? Ypatingai, kas turime savo verslus, tai tikrai yra sunku padaryti, galiu pasakyti man asmeniškai, kad tu atrodo nuolatos nori būti prieinamas žmonėms ir panašiai, bet aš jau tai praktikuoju kuris laikas, kad tiesiog stengiuosi tam tikrų metų, tai tarkim 10 vakare atjungti telefoną ir visiškai jau jį nebeiti. Ir tuo metu aš tiesiog leidžiu savo pažiūrėti kažkokią tai kelionių šou, leidžiu savo pažiūrėti kažkokią linksmą komediją, kažką, kas man duoda daug džiaugsmo, kas mane papildo, kas užpildo mano puodelį ir aš tiesiog galiu savo ramiai užmigti ir išmiegoti gerai. Nes aš pastebiu, jeigu aš kažką labai darau intensyviai iki pat nuėjimo miegoti, tai mano miegas labai sutrinka, aš ryte atsikeliu pavargusi, neišmiegojusi ir aš jaučiu, kad tiesiog mano pačios smegenys yra tokios, sakant, kaip burbulas. Tai yra labai svarbu žinoti savo laiką, kada tu atsijungi ir kada tu nebeatsakinėjai, nebedirbi, nedarai jokių iš vis dalykų ir tiesiog duodi savo tą laiką. Ir aš žinau, kad man tai yra asmeniškai labai svarbu, nes jeigu aš to nedarau, aš labai stipriai jaučiu, kaip nukenčia mano kitos dienos produktyvumas. Ir kai aš dabar štai praktikuoju, galiu pasakyti, kad tikrai rečiau turiu dienų, kokias seniau turėdavau, kad atsikeliu jau pavargęs, jau atrodo nebeturi energijos ir vėl turiu daryti tą ir tą. Tai vat, kažkaip tas labai padeda. Tiesiog, nes mes turim tą tokį ypatingai, kas turim savo verslus, kad mes nuolatos turim dirbti ir kad mums nereikia duoti savo kažkokio laiko, bet iš tikrųjų tai nėra tiesa, nes mes kaip tik turime save pamaitinti ir save suteikti kažkokią tai energiją atgal, kad mes turėtumėm ją kitai dienai ir turėtumėm ką duoti kitiems žmonėms. Tai vat, man tas labai padeda. Ir galbūt jums tai yra atsijungimas, skaitimas knygos, galbūt jums yra atsijungimas, veikimas kažką su vaiku. Ta prasme, kiekvienam bus skirtingai, bet tiesiog padaryti kažką, kad jūs atsijungiat ir po to atsijungimo ar valandą ar 2 jūs padaro tai, kas jūsų sielai padaro, suteikia džiaugsmą. Ir 6. dalykas, kuris yra itin svarbus, tai yra susiplanuoti savo dieną iš vakaro. Pats geriausias dalykas yra vakare paskirti bent 5 minutės, apmastyti, kas tą dieną tau pavyko gerai. Galbūt tu tą dieną buvai produktyvus, galbūt tą dieną tau pavyko tas pomidoro efektas, kurį aš sakiau, kad tu per 25 minutės galėjai nuveikti kažką ir tuo metu tu atlikai daug daugiau. Galbūt visas planas, kurį tu buvai susiplanavęs, įvyko labai sėkmingai. Tai labai svarbu yra pamastyti, kas tą dieną įvyko gero. Ir tada susiplanuoti savo dieną į priekį. Tai aš stengiuosi jau iš vakaro žinoti, kada aš eisiu į sporto salę rytoj, kada aš turėsiu skambučius, kada aš maždaug paskirsiu laiką bendravimui, kada aš paskirsiu laiko kambarių tvarkymui ir panašiai. Ir aš stengiuosi tiesiog viską taip įsidėlioti, kad aš jau dieną į priekį žinočiau, kokia mano diena atrodys, kaip jinai maždaug atrodys, o ne tu atsikeli ryte, dabar aš maždaug čia žiūrėsiu, kas kaip ir kur, ne? Tai va, ir tada atsiranda, kad jums kažkas paskambina, tada jūs einate iš ritmo ir žiūrėk, vėl kažkas nutinka, ir tiesiog tu visiškai esi toksai, va,
tiesiog į vieną pusę, į kitą pusę, kaip koks vėjo nešamas. Tai mes turim tiesiog patys turėti tokį planą ir jo laikytis. Ir 7 įdomus labai patarimas, kurį irgi išgirdau beklausant epizodo, kurį, aišku, galbūt nepritaikysi žmonėms, kurie dirba socialiniuose tinkluose, bet tai yra digital detoxas, kas, aišku, mums yra irgi labai svarbu, kas dirbam socialiniuose tinkluose, kad turėti laiką, kada tu atsijungi nuo socialinių tinklų. Ir ypatingai, jeigu tai yra galbūt šeimos laikas, ar ne? Tai galbūt tą laiką, kai jūs turite su šeima, ypatingai jeigu jūs antroji pusė dirba, ar jūs galbūt tik susitinkat savaitgaliais, tai galbūt paskirti kažkokią tai dieną ar pusdienį, kada jūs neįmat savo telefoną į rankas ir jūs tiesiog atsijungiat. Nes iš tikrųjų, kai tu atsijungi nuo telefono, kad ir 2 valandas, kad ir 3 valandas, aš kartais atsimenu, kai būdavau tokia biškiau perdegus, aš įdėdavau telefoną į stalčių ir išeidavau iš namų pasivaikščioti kokias 2 valandas ir atrodo, tu net į viską pradedi kitaip žiūrėti, ta prasme, tau net kažkokių naujų idėjų atsiranda, kažkokie nauji pamastymai atsiranda. Tas toks atsijungimas nuo visko yra labai svarbus ir ypatingai tiems, kurie dirbam socialiniuose tinkluose, nes jeigu tu visą laiką būni įsikibęs tą telefoną, tu visą laiką kažką darai, tu tiesiog tiesiog netgi naujų idėjų pas tave neatsiranda, nes tiesiog esi tame pačiame tokiame ėjime, darime ir panašiai. Tai paskirti savaitę, kiek jūs galit laiko, ar 2 valandas, ar 3 valandas, ar ten pusdienį, kai tu esi atsijungęs visiškai nuo socialinių tinklų ir tokį turi digital detox, ne? O tie, kas nedirba socialiniuose tinkluose, tai jūs galite daryti netgi dažniau, galite įsidėti telefoną į stalčių ir tiesiog neimti jo rankas. Ta prasme, nes aš pati žinau iš savęs, kai aš nedirbdavau socialiniuose tinkluose, man labai stipriai trukdydavo telefonas iš tikrųjų būti produktyviai su savo universiteto darbais, su Zumbos vedimais ir panašiai. Tai labai svarbu tiesiog tą padaryti vis dažniau ir būti sąmoningai su savo laiku, kurį mes leidžiam socialiniuose tinkluose, nes dėl to yra geras pasakymas, kaip kiti žmonės sako, socialiniai tinklai yra blogis. Jis yra blogis, jeigu tu leidi, kad socialiniai tinklai tave naudotų, bet jeigu tu naudoji sąmoningai socialinius tinklus, tu gauni informacijos, tu mokaisi, tu edukuoji save arba tu pats edukuoji kitus žmonės. Socialiniai tinklai nėra blogai. Jie yra blogai, kai tu savęs visiškai nevaldai savo laiko ir tiesiog visiškai savęs nekontroliuoji, ką tu darai socialiniuose tinkluose, tada socialiniai tinklai tau tikrai kenkia. Tai tikiuosi, kad šitie 7 patarimai jums buvo naudingi ir galėsite juos pritaikyti savo efektyvesniam produktyvumui, nes mes visi turim 24 valandas ir mes tikrai galime būti efektyvesni su savo laiku. Ir kaip visada noriu priminti, jeigu jums patiko šitas epizodas, jeigu jums patinka mano podcastas, pasidalinkit su kitais žmonėmis socialiniuose tinkluose ir taip pat nepamirškite palikti įvertinimo Spotify ir YouTube ir mane galite rasti socialiniuose tinkluose, Facebook'e Agnė Der, Instagram'e Agnuela podcastas ir TikTok'e Agnuela podcastas ir YouTube'e Saviugdos podcastas su Agnė Der. Ačiū, kad klausot, gražios visiems savaitės ir susitiksim jau lapkritį.